Mantui dar tik 4, tačiau šis berniukas jau pradėjo sportininko karjerą. Mažylis reguliariai 2 kartus per savaitę lieja prakaitą krepšinio treniruotėse Gilužio darželyje su savo komandos draugais. Šiemet Mantas debiutuos varžybose drąsus, stiprus, vikrus, o kitąmet jaunojo krepšininko laukia debiutas pirmose oficialiose varžybose – Vilniaus darželinukų krepšinio čempionate. Lietuva dėl krepšinio išprotėjusi šalis, tačiau ar tai normalu, kad vaikai gainėtis oranžinį kamuolį išmoksta anksčiau nei rašyti arba skaityti? Tai žinoma, kad normalu. Todėl, kad pirmasis vaikų draugas yra ne tušinukas, ne perkeris, o kamuolys vis dėlto. Pagrindinis žaisliukas, ypač Manto, tai buvo pagrindinis žaislas. Mes eidavome į parduotuvę, tai žaislų pilna, o jo žodis buvo kamuolio įvardint tepis. Tai jisai tik tai tepis ir viskas, kamuolys, kitų žaislų nematydavo. Pašnekoviai pritarė ir Manto komandos draugo Ąžuolo tėvelis. Jo nuomonė, per kelis mėnesius vaikas nemažai išmoko, todėl ir tėvelio lūkesčiai auga. Po treniruočių mama iš pradžių sakė, kam mes leidom, nieko neišmoko, bet išėjęs į kiemą su dar jaunesnė sesute, sutrenkė rankom ir sakė, mes komanda, tai aš jau supratau, kad išmoko. Lūkesčiai yra, kad užaugtų Sabonis. Garsus krepšinio treneris, mokslų daktaras Rūtenis Paulauskas taip pat sako, kad sportuoti vaikai turi pradėti kuo anksčiau. Vienas labai geras pavyzdys yra Austrijos kalnų slidininkai, kurie vaikus pradeda mokinti slidinėti kiek galima ankstyvesnėme amžiuje. 3-4 metų, stato ant slidžių, leidžia juos, sakykime, kada jau jie pradeda stovėti, nuo šiek tiek ir statesnių trasų, leidžia jiems apvažiuoti stovelius tam, kad atsirastų pajautimas pusiausvyros, kintančios situacijos važiuojant slidėmis, greičio pajautimas ir tuomet, kai jie paauga, jie pajaučia didelį skirtumą tarp to, kuris pradėjo 3 ir 4 metų važiuoti su slidėm ir tarp to, kuris užsidėjo slidės 8 arba 10 metų. Dėl to jie ir turi gerus labai pasiekimus. Tačiau net 30 darbo metų patirtį sukaupusio trenerio Algirdo Budėno nuomonė kitokia. Jis teigia, kad skirstyti vaikus į atskiras sporto šakas nuo darželio yra per anksti. Aš manau, kad irgi turėtų gal bendras būti kažkoks tai fizinis išsilavinimas, o po to kažkokia tai turėtų būti jau specializacija vyresniam amžiui. Galbūt tas vaikas labiau tinka plaukimui negu krepšiniui, o mes labai anksti pradedam, tai gaunas labai ilgas viskaus stažas, to reiškia sportininko. Ir jam tas krepšinis gali atsibosti jau po 5-6 metų ir jisai mes nebelankysiu. Darželinukams krepšinio pagrindus skiepėjanti trenerė Šarūnė Valinskaitė sako, kad darbas darželyje nėra lengvas, nes sunku sukoncentruoti mažų vaikų dėmesį ir reikalauti darbo kokybės. Sunkiausia tai gal įtikinti, kad tai reikia daryti gerai, o ne bilia kaip, nes pasiėmė kamuoliuką, padaužė, o reikia kokybės, tai va tą kokybę sunkiausia yra ištraukti. Bet su žaidimų pagalba pavyksta, paskatini, padarai pratimuką, pažaidai, jam linksma, smagu, tada paklausi ko nors ir taip ir judam pirmin, tobulėjam. Trenerė darželyje krepšinio paslapčių moko 4-7 metų sportininkus. Kai kurie jų jau dabar svajoja tapti krepšininkais. Kitiems rūpi iškovoti kuo daugiau medalių. Aš esu Mantas, man 5,5, aš užaugęs noriu būti krepšininku. Kokioje komandai norėtum žaisti? Lietuvių. Koks krepšinio elementas tau labiausiai patinka pačiam, kaip krepšininkas? Mesti krepšį. Mesti krepšį? O kvarytis kamuolį, dėti iš viršaus? Pasiimti ir įdėti krepšį. Ar tu sugebėjai įdėti kamuolį krepšį? Kol kas dar ne, bet sugebėsiu. Kaip tu atsiradai krepšinį? Paprastai užsirašiau. O kodėl krepšinis? Kodėl ne futbolas, ne dziudo, ne karate? Futbolą aš užaugęs lankysiu krepšį į futbolą. Ir futbolą? Taip, ir kašį. O kodėl krepšinis ir futbolas? Kodėl tau jie taip patinka šitie žaidimai? Nes norėčiau būti tikras varžovas ir norėčiau gauti pirmą vietą. Kur? Krepšyje ir futbolėje. Aštuonerių metų Adas Kačinskas dar tik antrokas, bet jau tituluotas žaidėjas. Per savo 3 metų krepšininko karjerą 8-metis kartu su savo broliu Dviniu Domu laimėjo Vilniaus darželinukų čempionatą, o pernai pavasario taurės varžybose atvedė Pilaitės komandą į viršūnę. Adai, papasakok, kaip tu atsidūrė krepšinio aikštelėje?
Mama privertė. Mama privertė? Darželėje pradėjau lankyti krepšinį ir patiko. Kas labiausiai krepšinį tau patinka? Patiko darželį ir dabar? Treneriai. O kokia tavo yra svajonė? Didžiausia. Žaisti NBA. Adas jau dabar iš savo bendraamžių įsiskiria kūno ir kamulio valdymo techniką. Turi lyderio savybių. Bet ar tai reiškia, kad jis taps gerų krepšininkų? Yra du veiksniai, kurie viską nulėmė. Pats reikšmingiausias veiksnys tai yra genotipinis, tai yra tai, ką tu atsineši su genais, tai yra tai, kuo tu, sakykime, gali išsiskirti paveldėdamas, atsinešdamas iš tėvų. Tai visų pirma, tavo fiziniai gebėjimai, antras yra tavo psichiniai gebėjimai ir turbūt trečias yra tavo tam tikras kryptingumas, turimas arba sugebėjimas treniruotis labai sudėtingoje sporto šakoje, krepšinis. Antras yra aplinka, tai yra fenotipiniai veiksniai, tai yra treneriai, tai yra komandos, į kurias tu patenki, tai yra finansavimas, tu turi pavalgyti gerai, tu turi apsirengti. Tai 3 dalykai, kurie formuoja tavo fenotipą. Jeigu šitie 2 veiksniai su savo visais kitais išvardintais mano punktais atitinka, tu turi sąlygas būti labai gerų krepšininkų. Skinantis kelią į krepšinio aukštumas, Adui teks atlaikyti milžinišką konkurenciją. Vien Vilniuje į krepšinio treniruotės kasmet susirenka apie 300 pirmokų, o visoje šalyje oranžinį kamuolį gainioja tūkstančiai vaikų. Lietuvos moksleivių krepšinio lygoje rungtyniauja beveik 450 komandų. Iš tikrųjų taip yra ir aš labai džiaugiuosi, kadangi esu krepšinio treneris ir irgi dirbu su vaikais, kad visas tas persėjimas vyksta per krepšinį, nes kitų sporto šakų treneriai labai skundžiasi dėl to, jiem lieka likučiai. Mes nugrebėm geriausius vaikus, stipriausius, talentingiausius, dėl to aš manau Lietuvoje ir yra toks rezultatas ir rinktinės dabar pradėjo rodyti rezultatus, sakysim, įvairiaus amžiaus grupės, vien tik dėl to, kad yra super atranka. Bet 20 mečius jaunuosius talentus treniruojantis Lietuvos 16-mečių rinktinės vyriausiasis treneris Gintaras Razutis išvelgia, kad didelė konkurencija vaikų krepšinėje dažnai atneša daugiau žalos nei naudos. Tai aš manau, čia pas mus šiai dienai yra didelė forsacija, todėl kad visi nori laimėti, visi nori būti gerais treneriais, pradeda mokinti sudėtingų krepšinio elementų, neišmokė paprastųjų, tai mane tai stebina ir pagrindinis dalykas yra išmokyti technikos, elementarios technikos, kamuolio varymo, perdavimo, metimo ir tik paskui žengti į priekį. Trylikametis Artūras Zemlevičius krepšinį lanko 7 metus. Jis yra Sostinės krepšinio mokyklos pagrindinės komandos lyderis ir turi vieną didelę svajonę. Aš norėčiau mano svajonę tapti geru krepšininku ir būtinai bent vieną sezoną žaisti Kauno Žalgirį. Kauno Žalgirio komanda? Taip. Iš kur atsirado tokia svajonė? Kada pajutai, kad nori būti krepšininku? Kai tėtis pradėjo pasakoti, kaip jisai žaidė krepšinį ir pradėjo pasakoti, kaip susipažinęs buvo su labai garsiais krepšininkais ir kad juos jis yra matęs, tai labai pats susinorėjau žaisti krepšinį ir tiesiog svajonė gimė. Nors treneriai sako, kad vaikų galimybės tapti krepšininkais dažniausiai išryškėja sulaukus 14-15 metų, vaikų sporto srityje beveik 10 dirbantis psichologas Andrius Jančiauskas įsitikinęs, kad vaikai iš trenerio kuo anksčiau turi sužinoti savo perspektyvas ir pasirinkti gyvenimo kelią. Apskritai, kalbant apie klausimą, ar privalu, kad vaikas nekeltų perdėtų svajonių ir neturėtų lūkesčių, kurie netitinka realybės, man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Nes kiekvienas žmogus savo identitetą formuoja pagal veiklas, kuriuose yra įsitraukęs. Ir jeigu vaikas yra labai stipriai nuo pat vaikystės įsitraukęs į krepšinį, kai tuo tarpu krepšinyje jisai yra gerokai žemiau negu vidutiniokas, tai atrodo, kad jo reali situacija labai stipriai netitinka jo lūkesčių. Ir vaikas negali sutaikyti tokių dviejose priešingose poliuose esančių dalykų savyje. Dėl to vaikas pradeda savo meluoti, bet visų pirma tas melas prasideda nuo suaugusių pusės. Jeigu suaugę jam nepasako, kad iš tikrųjų krepšinėje tu neturi šansų tapti krepšininku, tačiau tai gali būti smagus užsiėmimas tavo gyvenime, kuriame tu išmoksi daug kitų svarbių kompetencijų, reiškia, kad vaikas turi iliuzijų,
Ir kai tos iliuzijos griūna, vaikui būna labai skaudu. Nesinori vaikų tų iliuzijų daužyti iš tikrųjų, bet aš manau, kad ne tiek vaikai susikuria tas iliuzijas, bet daugiau tėvai susikuria tas iliuzijas, kad jisai bus geras krepšininkas uždirbs didelius pinigus ir čia būsim visi mes laimingi ir iš metų išeina 1-2 geri krepšininkai Lietuvoje, sakysim, į aukštą lygį jau, sakykim, kurie lošia jau ten LKL stipriuose komandose. Vaikas 2-3 metus sportuoja ir jam pasakyti, kad tu netinki krepšiniui. Jeigu tu suklysi, tai bus dar didesnė trauma. Mergaitė galbūt dar kažką, tai kažkokiam tai amžiui gali, bet berniukui, kur visi svajoja apie tą krepšinį viską. Mano supratimo, aš kiek per 30 savo darbo metų nesu pasakęs, kad tu išeik. Krepšinio ekspertai Linas Kvedravičius ir Rūtenis Paulauskas pateikė gerų pavyzdžių, kaip krepšinėje neįsitvirtinę vaikai kitame sporte pasiekė puikių aukštumų. Geras pavyzdys yra ta pati mūsų olimpinė čempiona Rūta Meilutytė. Jinai 4 metus lankė krepšinėje. Ir teko matyti nuotrauką, kai jinai stovi šalia berniukų, lankė krepšinį pradžioj, po to perėjo, bet vaikas suprato, kad jai primtimesnė šaka yra plaukimas. Ir prašau, mes jau 15 metų turim olimpinę čempionę. Tai reiškia, kad vaiko tinkamas laikų pasirinkimas gali atvesti į olimpinės aukštumas. Kodėl turėdami, sakykime, fiziškai labai pajėgius žaidėjus, labai aukštus, mes ne visada sulaukiam, kad jie aikšteliai labai gerai žaistų. Na, buvo pavyzdys, mūsų šiuo metu irklavimo dvivietės geriausi sportininkai Riteris su Maščinsku lankė krepšinį. Jiems nelabai gerai sekėsi, jie nuėjo irklavimą, kur techniškai sporto šaka pagal savo techniką yra paprastesnė, cikliniai veiksmai, jie yra irklavimo elite. Krepšinio elite jie toli gražu net savo mokykloje nebuvo. Todėl tas vadinamas sudėtingiausias reiškinys, judesių valdymas, motorika, yra mažai ištyrinėtas. Yra tik tai teorijos, kuriais remiamės tam, kad pasakyt, kaip tą galima keist, kaip tą galima lavint, bet visiškai aišku, kad tai yra genotipinės adaptacijos, žmogaus su prigimtim atsinešti gebėjimai. Jonas Valančiūnas krepšinį pradėjo žaisti nuo 9, tačiau tai nesutrukdė pasivyti bendramžių ir tapti geriausiu savo kartos krepšininku. Iš 1000 vaikų atrinktas tikras krepšinio deimantas, jo 18 debiutavo Vilniaus Lietuvos Ryto komandoje. O dabar 20-metis aukštaūgis žaidžia stipriausioje pasaulyje NBA lygoje. Vaikas ir talentingas ir matėsi, kad jo ir fizinės galimybės, ir ūgis, ir visi duomenys, ir mąstymas tikrai tinkamas krepšiniui. Ir jau būdamas 19 metų jau pasirašo jau su NBA klubų kontraktą, tai rodo, kad tikrai žmogus yra sutvertas krepšiniui. Drauge su Jonu Valančiūnu auksinę pramintoje Lietuvos rinktinėje žaidęs Dovydas Redikas taip pat buvo nesustabdomas ir skynė aukso medalius moksleivių pirmenybėse bei Europos ir pasaulio čempionatuose. Kuris tikrai, ką nepasakysi, gali nubrėžti ant lentos, jo nemokinės ir jisai įsivaizduoja tai ir daugmaž padaro tai aikštelėje ir jį tiek mokinti nereikia, jam reikia tik tais duoti kryptį ir jisai pats viską ima, pats visus geriausius judesius, pratimus, viską pats susirenka. Viską semia, tai genialu, kaip ir bet koks matematikas, kuriam, sakykime, iš klasės parodė formulę, jis jau sprendžia iš karto, tai lygiai taip pat ir krepšinėje. Tačiau vyrų krepšinėje dabartiniam Lietuvos Ryto gynėjui įsitvirtinti nėra taip paprasta. Šį sezoną gynėjas sužaidė tik 2 Eurolygos rungtynes, per kurias įmetė tik 3 taškus. Šalies čempionate Redikas renka po mažiau nei 3 taškus. Kodėl taip skirtingai susiklostė 2 talentingiausių vienos kartos krepšininkų karjera? Vis dėlto talentingi vaikai dažnai sustoja dirbti. Ir tas juos, kaip pasakyti, uždeda tokias lubas dėl patekimo į vyrų krepšinį, sakysim, į aukštą lygį, į aukšto meistriškumo, sakysim, LKL, dar kažkur. Tai nes jie visą laiką vaikuose būdavo geriausi, 30 taškų, treniruotis nereikia, papildomai ir viskas. Ateina prie vyrų, jie turi dirbti, nes ten visi panašaus jau lygio būna. O neįpratę dirbti ir va čia būna tikrai problemos žaidėjams. Mano praktika rodo, kad dirbdamas su Lietuvos jaunučių rinktinė, aš ir su jaunimo vėliau rinktinė, aš turėjau galimybę patikrinti 18 pačių gabiausių Lietuvos žaidėjų to meto.
to amžiaus. Tai buvo 82 ir 89 gimimo vaikinai. Jie buvo be abejo praėję jau antrąjį etapą ir tai buvo trečiasis jų gyvenime, jų raidoj etapas, kada mes rinkom pačius stipriausius. Taip, iš jų į ketvirtąjį etapą pretenduoja ir pasiliko kol kas, kaip realus kandidatas, tik tai vienintelis Martynas Gecevičius. Kad užauginti labai kokybišką žaidėją, į tai turi patekti daug sudedamųjų dalių. Kad Jonas Valančiūnas nėra tik tai Jono Valančiūno rezultatas. Tai yra ir trenerių, kurie su juo dirbo Utenoje, ir trenerių, kurie dirbo su juo Vilniuje, ir tų pačių vadybininkų, kurie juo rūpinosi, kurie jo karjerai surado labai tinkamus taškus skirtingose jo amžiaus tarpsniuose ir kurie sugebėjo netgi padėti jam patekti į NBA ir kurie sprendė jo didžiausias problemas. Tai yra daugelio žmonių darbo vaisius. Bet be abejo, svarbiausias toje komandoje žmogus yra Jonas Valančiūnas, nes turintis tokius duomenis žmonės, jie gimsta kartą per daugelį metų, atrodo. Lietuvoje bent jau.